Taigi sveiki visi, šiandien kaip ir sakant kavos pertrauką su Kalviu, bet kavos šiandien neturiu, tai pasėmiau vandenuko. Tai šiandien mes nukalėme pirmą mes nukalėme ietį, tada parodžiau kaip damaską peiliuką pirmą kartą nukaliau, atsiprašau, jų neturiu šiandien. Parodžiau kaip kryžiuką nukaliau, irgi neturiu, ir parodžiau kaip paprasta, tiesiog galima labai paprastai vienuką nukalti. Ir dar parodžiau damaską, kaip išryškinti namuose, paslaptis jo. Tai dabar paskaitykime jūsų komentarus. Būtų smagu pamatyti su pasiekimu ir papasakot plačiau apie plieną, kuom jie skiriasi, kodėl damaskas yra toks geras, taip toliau ir taip toliau. Jau yra viskas. Dėkui už komentarą, šaunuolis, dėkui jums. Vaizdo įrašas yra aiškus, garso įrašas taip pat geras, respekt Panaičiui Vytautui. Dėkui jums, Panaitė, irgi labai dėkingas už šį. Manyčiau, kad taip nuoširdžiai atsakinėti nesąmoningus komentarus visiškai nereikia. Nu, jūs teisus tikriausiai, visiškai jūs teisus esate. Vytautai, šiaip geras video, nemeluosiu, man jis patiko, taip ir toliau judėk į priekį. Dėkui, ačiū jums labai. Aš irgi manau, kad aš tobulėjau ant tų video, bet jau idėjų nebeturiu, tai nelabai jau ten ką ir patobulėsiu. Taip, žinau tą rūdžių valymo būdą, jis vadinamas dekapiravimu, tačiau po valymo dar reikalinga elektrolitų geras nuvalymas. Gerai, kad žinote, nežinau kaip šiaip jisai vadinasi, tai dėkui, kad pasakėte. Nu, ir nežinau, kad nuvalyti reikia tikriausiai dėl to, nes jisai vėl pradės tos rūdžius imti. Dėkui jums, algut, bet vienas pastebėjimas, naudok apsauginius akinius. Būtinai dabar nuo šiol pradėsiu naudotis. Nu, aš jeigu, pavyzdžiui, šiek tiek ten kažką ten labai mažai pjaunu, tai net nesidedu. Bet jeigu jau labai daug, tai tikrai reikia užsidėti. Patinka video. Dėkui, ačiū jums. Šaunuolis, tobulėk toliau. Ačiū, laiką dar užmetė ir aš tavo laiką uždedu. Dėkui labai. Viskas gerai, tęsk ir sėkmės. Dėkui. Ačiū labai tau. Gerai prajuokinai, taip ir toliau. Dėkui. Dėkui. Ar nenori pabandyti 3 rublių damaską? Suvirinimą sukame ir iš to kalamas ašmuo. Manau, tada pasimatytų damaskas raštas. Aš jį bandžiau tokį bandymą, taigi pirmą kartą pabandžiau. Bet aš jį susukiau, labai jisai toks plonas buvo, sukaliau ir ten, kai sukali, tokie trūkimai atsiranda, tai nieko neišėjo. Bet dėkui, tai šiaip dar yra 2 komentarai, šaunuolis. Ačiū jums labai, šiaip tikrai dėkingas už šios komentarus, tikrai pagelbėja kartais. Ir kaip ir viskas, parodžiau kaip nukalu. Vinukus visokius čia. Vinuką kaip nukalu, parodžiau kaip damaską bandžiau padaryti, ietį kaip nukaliau, tobulą kryžiuką, kurio neturiu, ir damasko peilio, ir ietis nulūžo, aišku, jo testavimas dar buvo, iš pirmo sykio nulūžo, aš taip ir galvojau. Tai tikiuosi patiko šis video, jeigu patiko, spauskit like. Subscribe ir susitiksime kitame video, kol kas.